Kauno antrojoje klinikinėje ligoninėje kartu su teisininku dirba ir jo tėvas, brolis bei žmona. Tai sudomino antikorupcijos komisiją. Darbinamos giminės, pažįstami žmonės, arba žmonės dirba ne įstaigoje, o dirba galimai privačiam sektoriui. Tai čia tikrai mes renkam duomenis ir mėginsim aiškintis. Šis dalykus tikrai yra nenormalu ir kelia klausimas tada, kaip administracija vykdė kontrolę. Korupcijos komisijos pirmininkas įtaria, kas galėtų būti pono Petraičio stogu. Tikrai antikorupcijos komisija gavo tam tikrų duomenų, kad tam tikri valdininkai gali naudotis, susitarę su įstaigos vadovu.